Gerai, padariau 3 recapą ir galvoju, kodėl ne padaryti backtestingo sessioną. Tai pabacktestinsiu mėnesį. Realiai neįsivaizduoju kokį laiką backtestint. Tiesiog 100k balance, NQ ir yes ir nežinau. Ir tarkim 2-3 metų. Gerai, Liepa. Tik tai New Yorko sessioną backtestinsiu, nes tik tai New Yorko sessioną tradeinu. Tikrai mėnesį. Gerai, pradam. Gerai. Tai marketas čia atsidaro. Gerai, visų pirma, ką ant high time frame matau, tai esam bullish labai. Galim į šitą įeiti. Galim šitus išsweepint. Na, dar matau šitą. Lower time frame. Realiai šitą galėtume resweepint. Matau šitą low. Ir gal čia šitas. Gerai. Nu, čia iki toks intermediate high. Bet pažiūrėkim, kaip marketas atsidarys. Ir marketas atsidarė. Išsweepinam šitą intermediate. Galim pažiūrėti, ar duos reakciją. Gerai, davė. Ok. Nors mes čia, jo, įėjom į tą hourly. Tai žiūrėsim, ar reaktinam ar ne. Jo, visai reaktinam. Jeigu entrino šitą teikiant. Ok, mes jau invalidatinam šitą. Bet tarkim, pažiūrim, ar galėtume teikint kažką. Link kažko. Visai šitas geras, turim tą opening gapą. Bet jo netargetinsiu, targetinsiu maždaug 1-1 RR. Na, aš pasižiūrėsiu. Išstrigo, oi. Ai, šitas. Gerai. Invalidatinam tą fair value gapą. Šiaip reikia pasižiūrėti, ar daugiau į viršų niekur negalim kreiti. Nu, pagal viską realiai ne. Tokį aukščiausią time frame fair value gapą invalidatinam. Entry, o to čia būtų stopai kažkur čia. Ir tiesiog 1-1 RR. Va čia break even. Ok. Tiesiog toks keistas candle. Bet jo, pažiūrėjom, ar daugiau kažką rastume. Matau longai visai formuojas, bet nežinau, ar labai norėčiau įteikint. Nes realiai judam link šito low 15 minučių. Ir nelabai yra ką targetint. Nu, yra šitas visas liquidity. Bet taip, kokio fair value gapą, ką targetint nelabai yra. Kokio unfilled. Na, čia 5 minučių, bet nežinau, nelabai. Pažiūrėjom, kaip liautina. Ok, einam įsweepint tuos visus liquidity. Gerai, matau. Priartėjom prie šito high. Ir reikėtų kokio 5 minučių fair value gapą, kad link jo targetint. Kol kas nesusiformavo. Ok. Kol kas longai netrodo gerai. 15 minučių nėra fair value gapą, 5 minučių nėra fair value gapą. Nu, pagal viską galima ieškoti shortą, kadangi neišsweepinam šitų. Va dabar tokia situacija, kur pam ant pam realiai. Nes buvom grinai prie pat šitų highsų, bet taip pat esam ir prie šitų lowsų. Toks directionas, kad toks sunkus pasirinkti.
Tai geriau tiesiog netreidint kaip pam ant pam šansas. Bet jeigu teikinti šortą, tai nuo šito 3 minučių inverso. Bet kaip matau, neinversinsim. Okay. Na gerai, kai taip čiopina, realiai net nepatinka tokie konditionai. Galim pažiūrėti, kas būtų, bet aš neteikinčiau šito treido. Ypač kai marketas kažkoks žiauriai čiopy. Okay, išteikinom tą liquidity. Nebūčiau, manau, teikinęs, bet realiai galėjom tą patikėti, kad išsvipintų va šitą low pirmiau nei va šitą. Nes visų pirma dar padarėm šitą didelį swingą link to low, bet neišsvipnom. Ėjom į valandinį fair value gapą, užfilinom visą ir tada reaktom. Tai realiai galėjom pagalvoti tikrai, kad daugiau šansų, kad va šitą išsvipintume. Bet tikrai buvom labai arti šito, tai toks šansas, kad gali bet kurią pusę nueiti. Tai gerai, tai kitą dieną. Matau, tokie choppy conditionai buvo. Okay, ant higher time frame, ką matom. Matau šitą daily ant filled. Visai galėtų būti kaip drone liquidity. Nu, čia nieko nematau. Realiai šitas nebent intermediate. Nu, arba šitas. Bet kažkaip nemanau, kad nėra ką targetint viršuje, tai longų realiai nelabai norėčiau, nebent pasvingintumą didelį swingą padarytume link kažkurių highsų ir tada nuo kokio 5 minučių arba 15 minučių fair value gapą entrint. Tai žodžiu, kažkaip, bet manau, ant pačią markę taupina tiesiog krisim. Bet nežinau. Arba nieko. Tiesiog nieko realiai nevyksta. Gerai, ėjom į 5 minučių fair value gapą, ar turim kokį swingą. Gerai, išsipinam šitą hourly. Iš tiesų nelabai norėčiau tų langų. Tai kol kas tiesiog pažiūrėčiau marketus. Ir labai mažai matau to volume, palyginus su dabartiniais 2006 metais. 2003 metais realiai visiškai volume nebuvo. Gal čia koks bank holiday buvo. Arba tiesiog no news. Nu, nemanau, kad treidinčiau tokią dieną. Tiesiog nieko nevyksta. Išteikinom šitą liquidity. Kaip ir sakiau, maniau kris, bet vis tiek nemanau, kad būčiau teikinęs šitą treidą. Iš viso nebūčiau treidinęs. Galima buvo nuo šito 5 minučių inverso. Bet problema ta, kad nereaktam nuo jokio fair value gapą. Tai toks sunkesnis šortas, risker. Bet neturim jokio drone liquidity, tai toks pakonfirmino tokį bearish biasą. Okay, kitą dieną. Okay. Ėjom tą 4 valandų fair value gapą. Realiai visai bearish atrodom. Marketas swingus žemyn daro. Galėtum realiai eiti link šito, bet nebūtinai eisim link jo. Dar nėra nei swingo padaryto link jo ir dar mes esam 4 valandų bullish fair value gapę. Dar tais daily. Jo, daily dar esam. Tai galim pasižiūrėti, kas bus. Bet visai formuojam ant 15 minučių bullish biasą, bet ant valandos bearish. Tai reikia labiau pasitikėti higher time frame'u. Tai gerai, kaip marketas darys. Marketas atsidarė aukščiau. Išsipinam šitą. Šiaip yra galimybė, kad eisim link šitų highsų. Ar dabar norėčiau shortų? Nežinau. Gerai, tikrai nenorėčiau.
Norėčiau dabar longų iki šitų haisų. Ok, kol kas norėčiau kitų haisų. Nu gerai, išteikinam ir dabar net nežinau, realiai nieko neteikinčiau tada daugiau. Bent pasižiūrėčiau gal iki šitų. Bet nėra reikalo marketui eiti taip toli. Nes čia tiesiog va toks kart 2. Nu nėra to swing higher, tai nebežiūrėčiau trado jau šiandieną. Tokį didelį move padarėme market openą. Ir nėra reikalo ieškoti shortų, kai tiesiog kylam. Nenoriu ieškoti jokio reversal. Nu ir dažniausiai, kai teikina tą drone liquidity, tai tiesiog chopinam. Jo. El kaip galėjom pažiūrėti marketą. Neįsipinam net šitų klausų. Nežinau, nemanau, kad būčiau teikinęs šitą tradą. Bet galima buvo pagalvoti, kad čia breaker blokas. Ar tu čia enterint ir targetin šitus. Bet tu riski. Tai nebūčiau teikinęs. Gerai, toliau. Throwom bearish. Turim šitą 4 valandų forever gapą. Dar šitą turim. Nuo šitų galim reaktinti link šitų. Tai gautųsi internal structure iki external. Tai kaip pasižiūrėjom, kaip marketas openą. Realiai pastebėjau, kad beveik nenaudojau dabar to yes charto. Nu realiai kol kas ir nėra jisai reikalingas. Nu tai galima buvo praeitą dieną pasižiūrėti dėl drone liquidity. Aiškesnio galbūt buvęs. Bet jo, šiaip dažnai nenaudoju, kaip backtestinu. Tiesiog realiai dažniausiai viskas matosi ant Nasdaq'o charto. Ok, ėjom tą 15 minučių. Galim pasižiūrėti, ar bus reakšnas. 3 sekundžių. Nelabai norėčiau čia kažką teikint. Galim pasižiūrėti nuo šito. Jeigu šitą 5 minučių invalidatinam, shortų paieškot. Ir invalidatinam, bet internal low išsweepinam, tai jau nebežiūrėčiau šito trado. Ok. Galima realiai paieškoti longo visai. Bet nežinau, nemanau, kad ieškočiau čia longo. Nes dar turim tą 4 valandų neišsweepintą ir tiesiog žiauriai bearish esam. Bet pasižiūrėčiau. Čia galima šitą naudoti kaip breaker bloką. Dar. Ok, žiūrim. Ar įeisim? Ir įėjom. Koks aukščiausias time frame'as. Ok, o to čia invalidatinam. O to šitą fair gapą, kad ir mažas pa. Ai ne, dar šitas vis dar active. Tai to šitą norėčiau, kad invalidatinam tume. Ok, invalidatinam. Targetinčiau šitą. Ir tiesiog 1 ant 1 RR. Galima daugiau ant kažkokio confluence jau uždėti, bet nu kol kas čia uždėsiu. Ok, žiūrim. Ok, ar aš noriu eiti priekyje? Ir į tokioj stačiai pasižiūrėčiau į esą. Ar turim kokį low arti, kur galėčiau dėti breakieną išsipinus. Okay.
realiai ne. Realiai, manau, išsvipinam šitą internal, tai dėčiau kažkur, patrailinčiau savo stop lossą. Bent jau iki čia tai tikrai. Tai ok, dabar dėčiau ant breakiono. Tai ok, žiūrim. Ok, ATP nuėjom. Daugiau treidų nebeieškočiau. Daugiau nėra realiai ką žiūrėti. Tai nėra daugiau ką ieškoti longų neapsimoka, nes tiesiog krentam, neapsimoka ieškoti reversal. O shortų realiai nėra daugiau ką targetinti. Nu, galima šitą hourly fair value gapą. Galima bandyti, jeigu daugiau marketas kris, tai šitus. Ir jo. Bet reiktų ilgiau į marketą laukti. Žiūrėti, kaip bus. Bet jo, kaip matau, topas. Ok, einam kitą dieną. Realiai nemanau, kad dabar visą mėnesį tai pabacktestinsiu. Bet manau, padarysiu arba šitą savaitę užbaigsiu, arba dar kitą savaitę pabacktestinsiu, pažiūrėsiu. Ok, tai ką matau. Čia gal newsai buvo. Jo, buvo newsai. Turim newsų candle. Galėtume jį targetint, jeigu būtume bullish. Esam visai bullish realiai. Turim šitą. Ja, bet toks internal structure, tai sunkokas. Kaip bet pažiūrėjom, kaip marketas atsidarys. Ok, matau šitą fair value gapą. Pasižiūrim, ar jo reaktinsim, ar ne. Reaktam. Norėčiau realiai arba šito fair value gapo invalidationą. Vienos minučios, nežinau. Labiau norėčiau 2 minučių palaukti. Nu va, ant minutės užsiklausino, bet ant 2 ne. Tai nebūčiau teikinęs. Ok, mes dar esam šitam, tai galim dar palaukti 2 minučių. Matau. Ok. Reaktam vis dar. Ok, žiaurus chopas. Bet entrinčiau čia kažkur. Čia breakienas. Ir tiesiog 1-1 RR. Arba būtų galima šitus data highsus targetint. Bet nemanau, kad labai apsimoka čia. Nu, apsimoka, aišku. Bet noriu savo 1-1 ir viskas. Ok. Ok. Ar noriu čia būt breakien? Ne. Realiai neturim nuo ko reversint. Eičiau galvą to šitoj situacijai breakien. Ok, dabar breakien būčiau. Ok, žiūrim. Ok, bam. Ar būtų iki data highs nuėjo. Nu, pirmai būtų breakien sustabdė. Tai dažnai taip ir būna su tokiais dideliais RR traidais. Tai geriau tiesiog pasimti savo 1-1 RR. Ir jo, securint savo traidą. Nu, ok, dar vieną saitą padarysiu. Ok. Esam realiai visai bearish ant 4 valandų. Bet ant valandos bullish. Turim realiai šitus gerus kaip drone liquidity. Neišsveipinti.
turim šitą, nuo ko galėtume reactint. Arba take and trade linkio. Okay. Kaip čia marketas atsarys. Okay. Ir įsveipinam šitus. Jeigu gautume inversą, realiai galėtume ieškoti šortų. Bet ar turim kažkur aukščiau kur eiti? Realiai net norėčiau visai šortų. Ok, šito 4 minučių inverso. Arba jeigu išsveipinam šitą internal, tai o šito 5 minučių inverso. Ta, ok, žiūrim. Kaip iškai užlagino. Realiai yra šitas rejection blokas, nuo kurio galėtume reactint, bet nėra realiai ką inversint, tai tiesiog palaukčiau šito. Ok, jau 5 minučių susitarė, tada šitą palaukčiau. Ok. Žiūrim, ar bus. Nu, dabar tokia sunki situacija, realiai nenorėčiau teikinti šito šorto, nes ir šitą internal low sweepinam, ir šitą fair gapą neužklausinam, tai gaunas tiesiog intermediate low sweepinam. Dabar palaukčiau. Kam pažiūrėt, kas bus. Gerai, judam žemyn. Ok. Ar turim ką targetint? Turim šitą low, link kurio pasvinginam. Bet dar nuo šito 1 hour fair gapo galim pareactint, bet nebūtinai reactinsim. Tokia, žiūrim. Mes jau esam 5 minučių fair gapą. Ok. Ok, kol kas nieko. Realiai galima nuo šito teikinti tradą. Ar invalidatinsim? Invalidatinam. Nes turiu savo tą bearish drone liquidity. Aukščiau nėra tiesiog reiti visas tas fair value gapas didžiulis, į kurį ėjom. Tai manau, norėčiau visai teikinti. Nu, stopai kažkur, tarkim, čia. Ant tieso kaip. Na, irgi panaši situacija. Ok, žiūrim. Na, ok, buvau neteisus. Arba stop lossas blogam placementą. Galim pažiūrėti, kaip būtų pliautina. Na, čia čiopas prasidėjo. Na, kas galėjo būti čia blogai, tai kad realiai nepalaukiau, ko aš norėjau. Norėjau, kad mini toks retrace'as 5 minučių fair gapą ir tada nuo kokio minutės arba 2 inversą kokį, jeigu būtų suformavęs. Bet tiesiog realinam
Ir jo, realiai nieko. Nebuvo nuo ko teikiant šitas Feral Gapas. Nebuvo toks geras. Tai jo. Ok, kitą dieną. Ok, dar 2 dienas padarysiu. Ir užteks, nes jau matau video 25 minučių. Tokį. Kai esam bullish, bet neturim ką viršui drone linko. Nebent šito Feral Gapą, kuris žiauri toli. Na, kai čia reikia pasižiūrėti, kaip marketas opens, ką darys. Nes kol kas nieko nesimato. Ok. Jeigu šitą inversą, manau, galėtume teikint. Ar ne, pa. Realiai nieko kol kas neteikinčiau, nereaktum nuo jokio Feral Gapo. Internal structure. Ir toksai choppy marketas. Nei Feral Gapo. Nu, čia yra toks, bet toks. Me Feral Gapas. Ir net nėra realiai ko pačioj drone. Nu, šitą dieną tikrai nieko netreidinčiau. Gal. Bet per daug riskiai teikiant tokius treidus. Kai dar chopinam. Tai šitą dieną nieko neteikinčiau. Ok, paskutinę dieną. Turim šitus haisus. Daugiau nieko neturim. Ok, dar šitą neįsipinti. Ok, žiūrim. Turim šitą unfilled. Ok, žiūrim. Remarketas atsidarė. Ar įeisim kažką? Nu, chopas. Realiai įsteikino mūsų drone liquidity. Shortų net nenorėčiau ieškoti, nes nėra nuo ko reaktinti. Tai tiesiog šitą dieną netreidinčiau. Tad. Realiai daug nebuvo. Dabar backtestinimą gero. Teikinau, man rodos, kiek čia? 3 treidus. Ne, 4 treidus. 3 laimėjau, 1 losą. Kiek aš čia dienų? Liktais 8 arba 7. Treinau. Ir jo. Tas win rate'as 7.5 realiai. Dažniausiai toks ir būna, bet tik kelis treidus teikinau. Rano mėnesį, tai jo. Tai jeigu nori daugiau tokių backtestinimo session, tai parašykit. Padarysiu. Nes kol kas atrodė žiauriai neįdomiai. Tai jo. Bet labai norėjau padaryti kažką tokio. Kažką naujo pabandyti, ne tik tai trader capus. Ir jo, čia buvo mano strategy. Jeigu dar norėsi strategy video, tai arba realiai padarysiu strategy video, kai ant YouTube turėsiu daugiau momentumų, daugiau vinų, kad tikrai įrodyčiau, kad viskas veikia.
Dar turiu pats sau įrodyti. Ir jo. Tai ačiū, kad žiūrėjot.